Sveiki visi, na ką, žiema pagaliau pasiekė mus, kaip šalta. Pasiekė mus ir Tesla X, tai yra sausio mėnesio mūsų projektėlis, primenu, kiekvieną mėnesį išleisim po vieną video blogą iš mūsų kelionių, iš mūsų renginių, iš mūsų projektų, taigi startuojam Tesla X. Pasistatėm ją, žinoma, kurgi ne kitur, o šalia jos pusseserės. Cyberis tai yra mūsų kaimynų Martyno technikos, apie jį mes nekalbėsime, bet tiesiog pasižiūrėkit, koks įstabus, įspūdingas automobilis, kiek iš tiesų dėmesio Kaune jisai pritraukia. Na, bet mūsų irgi neprastesnis Tesla X, 7-vietis automobilis, 2 motorų, 4 varomų, 17 metų. Tai šitą projektą mes sugalvojom tam, kad galėtume parodyti, kokiais darbais mes užsiemame ir kaip su Crownu ir Restore FX technologija mes galim atgaivinti šį automobilį, paruošti jį, galbūt ir pardavimui. Nežinau, kaip nusiritulios visas šitas projektas, bet dabar šokam į mašiną ir keliaujam į mūsų dirbtuves. Laikas apiprausti šį garažuolį ir jam atliksim Restore FX polimerinio lako ir Clear FX keramikos padengimą. Važiuojam! Na kaip emocijos? Kosminis laivas, iki 100 įsibėga net per 3 sekundės. Bet aišku, tokiu klimatu mes jo ištestuoti negalime, bet išplauti, išvalyti ir padaryti jį kaip naują tikrai galime. Ok, važiuojam, aš noriu šokti į galą. Prašom. Oho, kaip prabangiai. Mes turim dar netlenktas sėdynės, o čia neturėjo būti 7-vietis modelis. Dažniausiai jie būna 7-viečiai, bet kadangi mes gale turime kabholderius ir šaltkrepšį, dėl to 7 vietos ir nėra. Šalta iš tiesų, na ir buvo mūsų tikslas jums parodyti rudnosiukas, kasdienė mūsų buitį, kuo mes užsiemam, kuo mes gyvenam ir dabar važiuojam kaip tik su Tesla į mūsų dirbtuves, išsiplauti pirmą automobilį, pasižiūrėti kokią ir apskritai jo kėbulo būklė, išorė. Neužilgo persikelsime į Restore FX dirbtuves, pristatysim naują technologiją, tai yra polimerinis lakas ir keramika. Vis kažkodėl tik iš antro karto veikia, nedai, aš tau atidarysiu vartus, o lauke yra rausvas mygtukas. Durys atsidaro, vartai atsidaro, užvažiuok. Taip, iš karto, nieko nelaukdami, keliam ją ant keltuvo, gražiai užvažiuoja automobiliukas ir toliau tęsim čia mūsų darbus. Prieš lako padengimą reikia pasiruošti automobilį, išsiplauti jį detaliai. Tai Teslai atliksime druskų šalinimą, ištirpdysime visas esančias druskas, nes yra žiemos laikotarpis, tai druskų yra ganėtinai tikrai daug. Atliksime metalo dulkių šalinimą, bitumo visus likučius nuvalysim ir pasiruošim automobilį tolimesniem darbam. Dar vienas elektrinis automobilis prie šios visos žavios kompanijos BMW i4. Taipogi pas mus spa lankosi procedūrose. Važiuojam! Tai va, žiūrėk, nuplovus automobilį pasimatė, kur buvo pritaškuota, kažkas daryta. Taip pat ant kapoto pasimatė labai daug įdaužėlių, kurias irgi reikės išrinkti ir viską sutvarkyti, kad automobilis atrodytų kaip naujas. Na ir nuplovę automobilius mes persivarome į angarą kitą, kur galėsime juos toliau pabaigti, džiovinti, sausinti ir tame angare mes atliekame būtent Restore FX darbus. Restore FX tai yra iš tiesų amerikiečių 20 metų technologija, kurią
mes kartu su Crown atvežėme į Lietuvą ir atliekam automobilio perlakavimą be dažymo. Tai yra kietesnio pagrindo, kietesnės struktūros lakas, pavadinimu Restore FX, ir turime keramikinę dangą pavadinimu Clear FX keramika, Protect Pro ir Protect One. Oro išpūsti turim profesionalią įrangą, taipogi karšto oro padavimą, bet visgi nusprendėm išbandyti. Taip gerai detailerių išreklamuotą Big Boy karšto oro džiovintuvą. Tai šiandien turim BMW i4 automobilį 2023 metų, pilnai elektrinis, didžiausios baterijos, kuri nuvažiuoja apie 500 viršaus kilometrų. Crownas mums padeda automobilius paruošti. Šiam būtent automobiliui buvo padarytas išorės plovimas, ratų juodinimas ir vidaus išsiurbimas bei langų nuvalymas. Dar kolektyvas dirba ties šio automobiliu, vėliau įvyks fotosesija. Esame Kado Auto, o Kado Auto yra naudotų automobilių prekyba Lietuvoje. Taip pat teikiame labai daug plačių paslaugų, tokių kaip automobilio parvežimas pagal užsakymą, automobilio komisas, leasingas, dirbame su visais bankais. Netrukus jūs pakviesiu pasidaryti po Kado Auto ofisą, po Kado Auto aikštelę, pristatysiu, kiek turime ir kokių automobilių būtent, kuo užsiimame ir kaip praeina mūsų dienos. Tai kaip štai dailiai ir grakščiai užvažiavo automobilis, šiandien jis pernakvas pas mus, rytoj ruošimės jo padengimui polimerinę dangą. Rytoj laukia automobilio poliravimas, tai yra lengvas esamo lako sušveitimas. Turime sušveisti seno esamo lako paviršių tam, kad Restore danga galėtų sukibti su esamu laku. Tai darbai vyksta. Jau atėjo vakaras, šokame į naują dieną. Gerai, einam prie... Ai, nu va, dar čia va didelis. Šie defektai tai yra išdaužimai iki metalo arba jau iki grunto. Yra šalinami taškuojant, automobilio dažais užtaškuojant, tada priauginant lako ir viską vėl sulyginant. Ir tada dingsta. Tai kokiais būdais yra šalinami defektai? Tai yra taškavimas. Tai yra priaugint dažo sluoksnį, tada lako sluoksnis užtaškuojasi, tada visą tai išlyginam, kad būtų lygus glotnus paviršius, o jau finaliai jau dengsim ant viršaus Restore FX, kad būtų viskas vientisa ir vienoda. Pagrindinį vieną įbrėžimą ant šono jau sutvarkėme, toliau lieka didesni va tokie va išdaužimai, o čia jau paruoštas didesnis, kad visai jų neliktų nežymus, nes labai jau metas į akis tokie dalykai. Dabar susižymėsiu defektų zonas, kurias aš remontuosiu, tvarkysiu, kad vėliau tarp begalės tokių didesnių įdaužų nepasiklysti ir kurios yra pradėtos, tas ir tvarkyti. Dabar atliksime taškavimą, nes į ant kapoto daug yra įdaužų, kurios reikia užlieti dažais pirmiausia. Štai tokios va. Mokykloje su markeriu baltu klaidas taisydavai, o dabar... O dabar su juodu teplioju Tesla. Ką mokykloje beje veikiai, kaip to sekėsi? Puikiai, bet dažyti geriau sekėsi. Jau mokykloje tą darė, ne? Matote, automobilis įgavo tokią matinę spalvą, tai yra seno lako paviršius buvo sušveistas iki tokio lygio, kad polimerinė danga galėtų pasidengti ant paviršiaus, būtent taip ši technologija veikia. Ir mano kolega kaip tik ruošia chemiją. Yra sumaišomi du skirtingo lako komponentai.
1:1 į tokius aplikatorius, kurių pagalba bus padengtas Restorefix sluoksnis. Automobilio padengimo procese stengiuosi kolegomis netrukdyti, turime nerašytą taisyklę, tai yra mirtina tyla, kaip pas daktarą po skalpeliu, todėl visą perlakavimo procesą, kuris užtruko beje 46 minutės, aš jums sutrauksiu greituoju pagreitintų hiperlapse būdu ir jūs turite galimybę pamatyti nuo A iki Z, kaip atliekamas yra šis procesas. Only getting started when it's midnight, keeping it tight. If a nigga wanna go to war, it can get dark, but we stay bright. Coming like a night, it's on sight. Ever touch my sleeve? Niggas round there wanna disagree when it's clear that I'm speaking facts. Man like me, you know I'm proactive. Never gonna stop till I see the big man's on flats. Hop on the front door, it's like midnight. Don't lose your grip, cause you might fall out again. Off-white whip, need for speed. I'm not switching the lane. Pick up the pace, bro like that, and we're back to the base. Back to the base. Back to the base. How I could never act. Been tryna stack up racks on racks. Boys in the back wearing all black, staying on track. Better chef show you gun, and that's on me. Out here getting this beef, you work for the devil, better retreat. Coming too icy, come too clean, could never move shady, ain't no fiend. Shotgun, London, what's the outcome? You know, I'm a madman, just can't stick to the program. Raise up the heat, keeping the tension, shifting the gear to a different dimension. Red light, speed up, take off, hop on the front door, it's like midnight. Don't lose your grip, cause you might fall out again. Off-white whip, need for speed. I'm not switching the lane. Pick up the pace. Bro like that, and we're back to the base. Back to the base. Dabar automobilis iškeliauja atostogų, jisai bus šildomas šitą ultra raudonųjų spindulių lempą, o pats Restorefix padengimas gali trukti ir 2-3 paras ir ilgiau, priklausomai nuo automobilio lako defektų ir esamos būklės. Jei nulakuoti užtruko 46 minutės, tai jį paruošti tokiems darbams užtruko 1,5 dienos. Rytoj, prishildžius, prikaitinus laką, mes turėsime galimybę jau pradėti keramikos padengimą. Turime 2 keramikas Clear FX pavadinimu Protect One ir Protect Pro. Protect One keramika yra efektyvi 1 metus, jinai suteikia papildomą blizgesį, dadeda mikronų ir sukuria hidrofobinės automobilių savybės. Visas vanduo, purvas ir apnašos yra lengvai nuplaunamos plovykloje, o Protect Pro keramikos galiojimas yra 3 metai, tai yra profesionali keramika, jinai žinoma yra brangesnė ir rytoj būtent užsiimsime Teslos padengimų keramiką. Dauguma žmonių iš tiesų painioja, kas yra polimerinė danga, Restorefix lakas ir keramika. Tai iš tiesų tai yra 2 skirtingi produktai, mes juos rekomenduojame abu dengti ant automobilio. Polimerinė danga suteikia blizgesį, spindesį, atnaujina automobilio spalvą, sutvarko seno lako defektus, o keramika suteikia hidrofobą ir pagyvina visą efektą. Tai va, tik ką padengus Restorefix dangą, galim pasižiūrėti, kaip atrodo automobilis. Atsiskleidė pilnai visa spalva, nes iki tol atrodė, kad tai yra tiesiog juodas akrilas, jokio metaliko nesimato, dabar net taškiukas koncentruojasi, atspindys belenkoks ir tai viskas be poliravimo. Gal net melsvumas kažkiek yra netgi spalvoje. Bet kai susistovės pats lakas... Rytoj idealiai matysis viskas, o dar kai keramiką uždengsim, iš vis bus pasakiškai. Nu ką, ir pirmi potėpiai keramikos Protect Pro. Tai iš tiesų šiandien nesiplėsim. Šiandien diena, kada reikia pasibaigti Tesla automobilį, nes už nugaros jau laukia mūsų ir kiti projektai. Nauja savaitė, nauja diena, Škoda atvyko į svečius lygiai tom pačiom paslaugom. O BMW pas mus prausisi, sausinasi ir valosi saloną. Tai iš tiesų dirbame kaip multifunkcinis centras. Žodžiu, visos paslaugos, kurios norite, galim atlikti pagal bendrą susitarimą. Labą dieną, Nedai. Sveiki. Papasakokit, ką jūs čia darote. Dengiam keramiką, Tesla.
velnio lašų. Valerijono lašų. Protect Pro, apie kurią jau kalbėjau ne kartą, viską gražiais, grakščiais mostais Nedas įsausins, įtrins į paviršių keramiką, kad ji pasiskirstytų tolygiai, o kolega Arvydas tuo metu nieko nelaukęs jau antram automobiliui šalina įdaužų defektus. Na, tolimesnių darbų su keramika aš jums nedetalizuosiu. Mūsų tikslas ir buvo parodyti, kokiais mes darbais užsiemame ir kas mes esame. Tesla jau pamatysite po visų atliktų paslaugų, beje, šis automobilis parsiduoda. Jam buvo pakeistas priekinis variklis, visiškai naujas. Šio automobilio rida yra 154 000, uždėtos naujos žieminės padangos, viskas buvo oficialiai padaryta Vilniaus Tesloje. Jeigu ką domina Tesla, paliksiu nuorodą video apačioje. O mes turime planų ir vasario mėnesio vlogė, video siužete jau matysite šiek tiek kitokį kontentą. Mes keliaujame į Kanadą. Taip, 40 metų Crownui yra toks jubiliejus, šventė ir keliausime į Torontą aplankyti pačių kanadiečių ir pristatyti mūsų centro bei reprezentuoti Lietuvą. Tai tokie mūsų planai. Sekite mus, o mes keliamės į kitą vietą. Taigi Tesla automobilį pristatėme mūsų kaimynams. Kado auto padės mums parduoti šį gražuolį. Pasižiūrėkit, Lamborghini, BMW, M5. Jūs galite atvykti į šį saloną pasikonsultuoti dėl automobilių pirkimo. Ši įmonė užsiema automobilių pardavimais iš Europos, dirba lizingo ir komisų pagrindais, taipogi padeda gauti elektrinių automobilių paramas klientams. Juos konsultuoja ir turi virš 200 automobilių dviejose aikštelėse – čia Kaune ir Marijampolėje. O mes su jais bendradarbiaujame ir jiems šios automobilius išplauname, paruošiame prieš fotosesijas arba atvykus klientams prieš apžiūras. Tai štai aš ir esu aikštelėje, kaiminystėje prie Krauno, kiek daug turime BMW automobilių, koks platus asortimentas ir ne tik Hyundai, Mercedes, Range Rover, Audi. Visi šie automobiliai yra parduodami, stovi Brazdžionio 25A gatvėje esančioje aikštelėje, tai yra mūsų kaiminystėje. Ir Kado auto užsiema šių automobilių prekybą kiekvieną dieną. Atvykit, apsižiūrėkit, išsirinkit savo mylimiausią, tas, kuris labiausiai traukia jūsų akį, atitinka jūsų poreikius ir pasirinkimas yra iš tiesų didelis. Na ir grįžtam trumpam į Kado auto, kadangi Karolis sako, užsuk, turiu dar kai ką parodyti. Ogi Ferraris, va toksai va gražuolis atsirado pas juos ekspozicijoje ir šitą automobilį mes pasiskolinsim trumpam. Šį savaitgalį organizuojame vakarėlį pas mus. Tai yra trumpas draugų Kauno autofanų, automanų klubų susibūrimas ir kad šiek tiek pralinksminti, paįvairinti visą dienos asortimentą. Pasiskolinsime šį gražuolį Ferrari su raudonu nuostabiu salonu. Keliaus į mūsų Restorafix dirbtuvės ir ten laukia mūsų penktadieninis vakarėlis. Tai įmesiu greitą video, kurį kolega susuko, kadangi pats užsivertęs darbuose ne visada spėju, bet prie šių dirbtuvių ir Kado auto projektų mes tikrai dar sugrįšim. O dabar keliaujame į vakarinę dalį.
Tai grįžtam į mūsų aikštelę ir negalim mesgi šito automobilio taipogi palikti nesipraususio. Vargšis, visas apšalęs ledais aplipęs, iš tiesų kaimynai turi tikrai įspūdingos technikos. Atėjo laikas ir šitam automobiliui pas mus apsilankyti. Šiandien -15, iš tiesų labai šalta, tai plovyklose vargu ar automobiliai standartinėse nori praustis, o pas mus šilta, gera ir šitą automobilį mes išdžiovinsim, išsausinsim. Jo, su juo yra niuansų užvažiuoti, ne taip ir lengva ant keltuvo pareguliuok šiek tiek. O, pažiūrėkite, tos ratai telpa. Galas gerai. Kaip tankas jisai atrodo. Gerai. Tesla užvaryta, o ant kito keltuvo S600 V12 senolis 94 metų. Pasižiūrėkit, kaip atrodo šitas automobilis ir jo variklis, kas po kapoto. Senas klasikinis agregatas, tai va tokie svečiai pas mus šiandieną. Switch it up, I'm in my reverie, solo in my energy, sensing all your jealousy, take it. I don't care enough, I let it be, nothing off my memories. If I ever hit it ice, I'ma do my thing. Fear of missing out is scared of me. Where the fuck you been? Always gotta keep them wondering. What's the reason in front end? It look better on paper, I look better in person. It all works in my favor. It goes on. Switch it up, I'm in my reverie, solo in my energy, sensing all your jealousy, take it. I don't care enough, I let it be, nothing off my memories. If I ever hit it ice, I'ma do my thing. Fear of missing out is scared of me. Where the fuck you been? Always gotta keep them wondering. What's the reason in front end? It look better on paper, I look better in person. It all works in my favor. It goes on. Na ką, šitą monstrą liko išdžiovinti, išsausinti, mes turime ir dar vieną automobilį, kuris laukia antikorozinio padengimo. Iš tiesų pagrindinė mūsų veikla, tai ką darom 10-13 metų Lietuvoje, tai yra antikorozinio padengimo paslaugos. Šį automobilį mes tik nuplovėme, šį automobilį mes padengsim Crown antikorozinę dangą, kad jis būtų apsaugotas, paruoštas prieš žiemą, bet noriu paminėti, kad ir elektrinius automobilius, hibridinius, benzininius mes pilnai dengiam ir aptarnaujam mūsų servise. Crownas tinka elektros instaliacijai, 33 kV antikorozinė danga leidžia dengti net ir elektros instaliacijos jungtis. Šis automobilis yra 94 metų, net jei jis ir turi rūdžių, mes galime jas užkonservuoti, kadangi naudojame alyvinio pagrindo Crown dangą, kuri yra skirta tiek senų, tiek naujų automobilių apsaugai ir esamų rūdžių konservacijai. Tai turėkite omeny, kad su Crownu galite dengti seną mašiną taipogi ir danga riebalinio alyvinio pagrindo nesukels šiltnamio efekto kaip kitos, kaip mes vadinam, barjerinio tipo dangos, kurios uždaro rūdį arba drėgmę ir tie procesai, korozijos procesai, viskas po pačiu sluoksniu šunta rūdyje dar greičiau. Todėl Crownas tai yra naujų automobilių apsauga ir senų automobilių turinčių rūdžių konservacijos programa. Kanadiečių technologija, kurią mes atstovaujam Lietuvoje jau virš 10 metų. Kol sausinasi automobilis, aš vis tiek turiu parodyti jums jo vidų. Pradėkim nuo to, durų atidarimas yra išskirtinis,
Va, tiesiog už tokio pasitiesim. Parodyti kažką viduje tikrai yra sudėtinga, kadangi patys suprantate, koks čia minimalizmas, didelis ekranas, veidrodėlis, gale tikrai yra daug vietos, keli pedalai ir porankis. Na, bet ne salonų turbūt stebina ir džiugina šis automobilis gatvėje sutinkamus žmonės. Įdomu, ar pavyks atidaryti jo galinę dalį. Jo, čia yra galimybė vežiotis malkas į sodą, į kaimą, susikrauti daug daiktų ir pritaikyti šį automobilį galbūt ne tik kasdieniams tikslams. Formos jo ir visi kampai tikrai įspūdingi. O kol vyksta darbai dirbtuvėse, parodysiu jums, kaip atrodo mūsų ofisas ir šiuo metu. Vyksta Omano drifto varžybos, kuriuose dalyvauja mūsų kolega Benediktas Čirba. Siunčiam jam linkėjimus, tikimės, kad pasieksi gerų rezultatų. Su Benu bendradarbiavom senais gerais laikais. Štai koks kabo jo paveikslas su parašu mūsų pagrindinėme ofise, kuriame ir randuosi. Tai 26 metų Omanas drifto kovas, šiandien penktadienis prasideda pagrindiniai važiavimai. Žinoma, mes ofise darbo metu nesėdime prie televizoriaus, bet driftas yra kartu su mumis. Ir šį beje sezoną mes taipogi važiuosim su vienu iš vietinių kauniečių, Andrius Mikulskis ir jo ešerys BMW. Kartu su Crown ir Restore Fix lėks į drifto trasą, tai iš tiesų nusimato daug įdomių renginių ir veiklų. Mes esame aktyvūs, kur tik tai mūsų nėra. Todėl sekite mus, paprašysiu ir pafollowinkit. Uždėkit laiką, parašykit komentarą, ką norite pamatyti vėliau ateityje, kas jums yra įdomu. Iš tiesų mes įdedame daug pastangų, tiek dirbdami, tiek filmuodami video siužetus, netgi organizuodami renginius. Grįžtu į tą pačią aikštelę, kurioje matėt ir Kado automobilius, ir Tesla. Čia 2 metus iš eilės vyko Crown Kaunas Auto Show renginys ir mes nesustosime, mes tęsime šias iniciatyvas. Žiema žemužė, minus 15 laipsnių, bet tik tai atėjus vasarai mes sugrįšime ir tiek su automobilių parodom, su renginiais, su paslaugom ir mūsų servisu džiuginsime klientus. Taigi vasarį keliaujame už Atlanto pristatyti ir reprezentuoti Crowno Lietuvos. Iš tiesų džiaugiuosi, kad su šia kompanija turiu galimybę parodyti užsieniečiams mūsų šalį ir esame matomi pasaulinėme žemėlapyje, tai nekantriai laukiu šios kelionės ir su jumis atsisveikinsiu dar kartą paprašydamas pasek, pafollowink ir parašyk komentarą. Ką, išleidžiam, kaip sakau, kosminis laivas išskrenda į kosmosą. Dar viena diena baigta.